Mokslininkai pripažįsta, kad 90% nanoplastiko dalelių yra pernelyg mažos, kad jas būtų galima užfiksuoti prietaisais. Garuodamas iš vandenynų ir vandens telkinių paviršiaus, plastiko mikrodalelės kartu su vandens garais pakyla į atmosferą. Daktaras Dušan Materič, ekologas, analitikas iš Helmholtz ekologinių tyrimo centro Vokietijoje, vadovauja nanoplastiko tyrimo grupiai. Daktaras Materič tyrė atmosferos nanoplastiką seniausioje Europos aukštikalnių observatorijoje Sonnenblick, Austrijoje. Kalbant apie nanoplastiką, susidarantį dėl didelių pluoštų susiskaidimo, ultravioletinių spindulių arba paprasčiausiai mechaninių jėgų poveikio, šios dalelės, vadinamos susmulkintų nanoplastiku, daug ilgiau išlieka ore, o tai reiškia, kad jos pakyla ir patenka ne čia, į 3106 metrų aukštį virš jūros lygio. Mes nustatėme, kad nanoplastikas yra visose tyrimo stotyse. Taip pat netgi giliausiose vandenyno vietose, o mūsų giliausias stotys yra daugiau nei 5000 metrų gylyje.